iškart galvoju, reikia čiupti tą jautį už ragų, gal ne jautį, gal reiktų sakyti ne vidoną, reikia čiupti už ragų, žodžiu, ir iš karto papasakoti, kokios dar tos juodosios magijos irgi vyksta tam terariume. Ogi terariume dar irgi vyksta, irgi juodosios magijos, tai yra bažnyčiose vyksta juodoji magija. Ir stabiliai, pastoviai jie ten daro įvairius juodosios magijos ritualus. Ir kaipgi pasireiškia tie juodosios magijos ritualai? Na, žodžiu, bažnyčioje ten tie, sakykime, irgi nevidono tarnai, nes jau bažnyčia yra jau senai iš tikrųjų uzurpuota ir pavergta ir tikrai tarnauja jau nevidonui, o čia ne kažkokiam tai tikėjimui, sutvėrėjui ir dievui, žodžiu. Tai va, ir kaipgi jie ten tam nevidonui tarnauja, ogi jie pastoviai atlieka visokias ritualinės apeigas. Tos ritualinės apeigos pasireiškia ten keliais lygiais. Nu, turbūt labiausiai žinomas yra tai, kad geria jie ten tą, sakykim, vyną, bet tą vyną jie iš tikrųjų skaito, kad ten yra kraujas, jie geria kraują. Žodžiu, yra krauja geriai. Taip, tie vat kunigai, žodžiu, jie yra krauja geriai, o žmonėm visiems jau ten paskui duoda dar, paverčia jos visus ritualiniais ganibalais, nes duoda valgyti tą Kristaus kūną visą laiką. Tai va, tai žodžiu, tokiu būdu vykdoma yra juodoji magija ir kiekvienas, aišku, žmogus jau ten prisivalgęs to kito žmogaus kūno, ne ten Kristaus ar sakykime, net nesvarbu, bet kokio žmogaus, tai žinoma, kad tu jau labai nusižengi tam sutvėrėjo tiem, sakykime, parodymam ir turbūt nei vienas pagal sąžinę gyvenantis žmogus, negalėtų valgyti kito žmogaus kūno ar gerti ten jo kraują. Žmonės juk ne vampyrai kokie, aš tai taip turbūt galvoju. Va, ir kas dargi ten tam terariume, kokia dar juodoji magija vykdoma? Ogi vykdoma dar tokia, pavyzdžiui, yra daromos krikštynos, pavyzdžiui, kokios nors, ne? Na tai va, tarkim, per krikštynas nuneša tą vaikelį į tą, sakykime, nevidono ištvą, ne? Nevidono namus. Ir vaikeliai tam, žodžiu, atlieka irgi juodosios magijos ritualą, jam užblokuoja, sakykime, bet kokį matymą to kitų, sakykime, pasaulio, kaip čia pasakyti, ar dimensijų, ar kaip, žodžiu. Ir kad žmogui uždeda toks blokas atitinkamas, kad jis jau taip per daug smarkiai neišsivystytų savo tų žmogiškųjų savybių, o būtų, sakykime, jau toks pusiau dundukas augtų, sakykime, jau, nes jam jau yra uždėti blokai atitinkami juodosios magijos ir jau jis, tas vaikelis, kūdikėlis jau nebegali taip, sakykime, gerai vystytis ir augti ir paskui labai sunku yra jos nuimti, o gal ir nesunku, kas gerai moka, žodžiu, tas, sakykime, tuos kerus visokius, tos juodosios magijos. Ir, žodžiu, tie vat kerai paskui trukdo įvairiam dalykam žmogaus gyvenime. Tai va, turbūt tokį irgi neilgą filmuką padarysiu apie tokias irgi vat juodasias magijas, kokios ten terariume yra paplitusios. Ir žinoma, kaip visą laiką pasakysiu, kad pas mus tai nieko čia panašaus nevyksta, pas mus tai tiesiog yra krikščioniška tradicija ir kas ten galbūt aš nesu kažkoks labai jau ten stiprus krikščionybės išmanytojas, bet kas jau gal labiau išmano, tai galite komentaruose parašyti, kaip ten pas mus planetai Žemėje, kokie ten vyksta tie krikščioniški ritualai. Tai, tai tiek tam kart.